Šiandien žiniose dar kartą apie kontrabandininkų balionus ir Baltarusijoje įstrigusius vežėjus. Premjerė pirmininkavo Nacionalinio saugumo komisijos posėdžiui. Užsienio reikalų ministras susitiko su Nemuno aušros frakcija Seime. Atsiliepimai labai skirtingi. Dėl nuo Vilniaus oro uosto tako nuslydusio Lenkų lėktuvo pradėtas tyrimas gali užtrukti ir daugiau nei metus. Jau aišku, kas už beveik 10 milijonų eurų rekonstruos Kauno centrinio pašto pastatą. Po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio vyriausybėje premjerė pranešė apie naujausius žingsnius sudėtingoje situacijoje su Baltarusija. Lietuva sieks tarptautinių teisingumo institucijų dėmesio dėl kaimyninės šalies veiksmų į Lietuvą toliau plūstant kontrabandiniams oro balionams. Kiekviena ministerija atlieka eilę veiksmų. Tai Užsienio reikalų ministerija dirba ties papildomų sankcijų paketų. Šiandien sutarėm, kad Teisingumo ministerija, Susisiekimo ministerija ir Užsienio reikalų ministerija dirbs dėl duomenų rinkimo ir galimybės kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą dėl civilinės aviacijos patiriamos žalos ir grėsmių. Tai čia toks jau padaryti pirmi veiksmai, kai Susisiekimo ministerija jau kreipėsi į Tarptautinę civilinę organizaciją, tai tiesiog tie veiksmai pliusuosis ir mūsų renkami duomenys turėti teisinį procesą. Kitas dalykas, kad kiekvieną dieną jau turime mišrių 20 mobilių grupių, kurios nuolatos išvažiuoja į pasienio ruožą ir yra atliekami tam tikri veiksmai. Tai šiandien buvo per komisiją anonsuojama, kad bus įpareigojimas iš manęs vidaus reikalų ministrui įpareigoti generalinį komisarą, nes vidaus reikalų ministras generalinį komisarą padarė kaip tuo lyderių mobilių grupių, atsiskaityti visuomeniai kelis kartus per savaitę, pranešant, kas buvo padaryta per tas naktis ir ką mobilios grupės iš tikrųjų nuveikė per vieną ar dvi naktis. Žurnalistų paklausta, ar pernelyg didelis informacijos srautas visuomeniai tikrai yra būtinas ir papildoma komunikacija netrukdys būtiniems procesams, Inga Ruginienė net nustebo. Kai iš žurnalisto gauni tokį klausimą, tai nežinau, kaip net ir reaguoti. Man atrodo, jums kaip žurnalistam, tai kuo dažniau mes kalbame, to jums yra geriau. Tai dėl jūsų stengiuosi. Bet jeigu rimtai, tai tikrai generalinis komisaras žino, ką gali pasakyti, ką negali. Ir netgi aš jums komentuodama tos pačios komisijos posėdžio irgi santrauką, irgi tam tikros informacijos negaliu pasakyti, nes ne veltui mes renkamės ir ypatingoje patalpoje yra labai daug jautrios informacijos, tai lygiai taip pat ir dirbant jungtinėse grupėse irgi yra tam tikros jautrios informacijos, bet akivaizdu, kad yra ir tos informacijos, kurią gali pasakyti. Ir čia lyderystė bus generalinio komisaro, bet nepamirškime, kad ir karo policija dalyvauja FSATas tenais ir tai yra jungtinės grupės, tai reiškia, kad ta įvairi informacija, tą, ką gali jie pasakyti, aš manau, jie tikrai turi pasakyti. Ir tuo labiau, esame lietuviai tokie daugiau kuklus ir institucijos daro labai daug, bet kai kada, ir aš netgi gaunu tokį priekaištą, kai kada mes galbūt ne viską pasakom, ką darom, nes mums atrodo, kad tai yra kasdieninė veikla, bet akivaizdu, kad visuomeniai tikrai yra noras ir yra teisė žinoti tam tikrus dalykus, nes noriu sklaidyti mitus, kad vyriausybė kaip nieko neveikia, kad pasidavė ir kad buvo tie veiksmai, kurios padarėme, yra neveiksmingi, tai tikrai tai yra netiesa. Tai manau, per mūsų didesnį atvirumą aš tikiuosi, kad visuomenė bus daugiau informuota. Tiesa, apie šio ryto susitikimą ir pokalbį su prezidentu ministrė pirmininkė nekalbėjo daug ir bandė juokauti. Pirmiausia, aptarėm jo eglutę. Nuostabi eglutė jo kabinete.
Aš tiesiog buvau susižavėjusi ir ypatingai tie veltiniai žaisliukai, kuriuos pirmoji ponia atsiveža, nežinau, į rankų darbą, matyti nevyriausybinės organizacijos darė. Tai man prezidentas pažadėjo kelis padovanoti. Tai vat pirma tema mūsų buvo. Tai tikrai kviečiu pasižiūrėti, nes nuostabiai papuoštos eglutės. O šiaip turėjom visiškai darbinį susitikimą ir normalu, karts nuo karto mes ir aš džiaugiuosi to formatu, kad mes neformaliai susitinkam, dėl to labai ir žiniasklaidai nepranešam, nes tai yra darbiniai susitikimai. Tai susistygavom ir dėl balionų, lygiai tą patį, tas pačias žinutės, tai nepamirškit, kad prezidento patarėjas dalyvauja nacionalinio saugumo komisijos posėdžiuose. Tai tuos veiksmus susistygavom, kad matytume situaciją absoliučiai vienodai. Tai kol kas matome situaciją vienodai. Šįryt galiausiai įvykusi Kęstučio Budrio ir Remigijaus Žemaitaičio akistata buvo pakankamai keista. Užsienio reikalų ministro susitikimas su Nemuno aušros frakcija Seime vyko be žurnalistų. Nebuvo ir įrašo parlamento YouTube kanale. Nors jie paprastai atsiranda kone automatiškai. Dar labiau stebina susitikimo išvados, mat abi pusės jį traktuoja labai skirtingai. Tie klausimai buvo aiškus, konstruktyvūs ir turėjau galimybę tiek paneigti teiginį, kad neva būdavau kviečiamas ir net vykdavau į frakcijos posėdį. Tai irgi gavau patvirtinimą, kad aš nebūdavau kviečiamas. Vakar pirmą kartą gavau žinutę, kad esu laukiamas. Tai dėl to šiandien perstumdžiau visą darbotvarkę ir atėjau čia. Nes tikrai matau, kad reikia paneiginėti tuos mitus, kurie yra skleidžiami tiek apie mūsų užsienio politiką, tiek apie mūsų konkrečius sprendimus, tiek apie bendrai apie visą situaciją. Tai šiandien ir kalbėjom apie tai, ar vežamos trąšos ar nevežamos vis dėlto per kaimyninius uostus ir kas priema kokius sprendimus, tiek susijusius su siena, tiek su kitais dalykais. Užsienio reikalų ministras sako, iš aušriečių lyderio išgirdęs pagirimų už atliekamą darbą ir žurnalistus patikino, kad išgirdęs būtent žodį šauniai apibūdinant jo darbą. Bendras tonas ir bendra nuotaika tai pakankamai konstruktyvu buvo, iš tikrųjų tą galiu paliudyti. Tai tie, kurie klausimai yra keliami, galų gale ir vežėjai yra drauge, jie yra svarbus. Tai tiesiog reikia suprasti, kodėl yra tokios pozicijos ir tokie yra atsakymai. Čia, man atrodo, mes darome žalą, skleisdami informaciją, kuri netitinka tikrovės, apie tai, kad neva galima padaryti tuoj pat greitai, kitaip, kad yra kokia tai sidabrinė kulka. Mums, ko šiai dienai Lietuvoje reikia, tai kuo daugiau vienybės ir susitelkimo. Ir jeigu mes tą turėtume, būtų mažiau priežasčių mūsų skaldyti ir skirstyti į skirtingas pusės ir kurti iliuziją, kad mes čia patys nežinome, ką darome. Padaugėjo tos vienybės po šito posėdžio? Nežinau, bus galima vertinti po to, gal jie patys pakomentuos, bet tai buvo mano tezė ir kam aš kviečiau Seimo narius. Tai jūs norite pasakyti, kad už uždarų durų yra visai kitaip kalbama negu viešai, nes viešai Žemaitaitis sako, kad jūs kenkiate valstybei, kad jums reikia teikti vilko bilietą, buvo apie tai? Ne, apie tai kalbos nebuvo, kaip tik išgirdau, kad užsienio politiką vykdau šauniai. Į Žemaitaičių? Taip, tikrai. Tai kas čia vyksta tada? Vyko pokalbis. Tuo metu aušriečių lyderis neatmeta interpeliacijos Kęstučiui Budriui, jei neįvyks darybos su Baltarusija. Anot jo, pasitikėjimas užsienio reikalų ministrų svyruoja ne tik aušriečių frakcijoje ir dar klausimas, ar tikrai ministras gali eiti savo pareigas, aktyviai svarstomas ir nuotaikos neformalios prie kavos tikrai nėra geros, teigia parlamentaras. Kaip jau nekartą esame pranešę, pastaruoju metu valdančiosios Nemuno aušros pirmininkas nekartą kritikavo Lietuvos sprendimą uždaryti pasienio punktus su Baltarusija ir užsienio reikalų ministro veiksmus. O šiandien po susitikimo partija savo Facebook'e paskelbė gana iškalbingą vaizdelį, kas vyko už uždarų durų. Kęstai, tu tikrai nesi politikas kaip ministras, aš suprantu užsienio. Nepyk, bičiuli, esu pasakęs ne kartą, šikną reikia jausti ant kėdės. Šaunus esi su užsienio klausimais, bet čia nepyk, tikrai. Tarptautinėme Vilniaus oro uoste nuo riedėjimo tako nuslydus Lenkijos oro linijų LOT lėktuvui, Teisingumo ministerijos saugos tyrimo skyrius informuoja, kad pradėjo saugos tyrimą. Kaip vėliau teigta spaudos konferencijoje, tyrimas gali užtrukti ilgiau nei metus. Vakar saugos tyrimų skyrius apsilankė pavojingo incidento vietoje, tarptautinėme Vilniaus oro uoste, ir apklausė keleivio įgulą, paėmė lėktuvo saviraiškius, atliko kitus saugos tyrimų reikiamus veiksmus. Taip pat šiandien saugos tyrimų skyrius pagal tarptautinę rekomenduojamą praktiką ir standartus informavo susijusias šalis apie vakar įvykusį pavojingą incidentą.
Tai yra Lenkijos saugos tyrimų institucija kaip orlaivio registracijos ir naudotojo valstybė, Brazilijos saugos tyrimų institucija kaip lėktuvo projektavimo ir gamintojo valstybė, taip pat Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, Europos aviacijos saugos agentūra ir Europos komisija. Taip pat kreipėmės pagalbos į Vokietijos saugos tyrimų instituciją, kad padėtų nuskaityti orlaivio savirašius, nes Lietuvoje nėra tokios galimybės. Lėktuvas Embraer skrido maršrutu iš Varšuvos Šopeno oro uosto Lenkijoje į tarptautinį Vilniaus oro uostą Lietuvoje. Pavojingo incidento metu įgula ir keleiviai nenukentėjo, pirminiais duomenimis yra pažeista orlaivio važiuoklė. Aviacijų tiek avarijas, tiek incidentus dažniausiai lemia tam tikrai įvykių grandinė, tai yra toks kompleksiškumas, tai dažniausiai ne dėl vienos priežasties būna. Tai kai mes surinksim visą informaciją, ją išanalizuosim ir tada galutinė ataskaita bus tiek faktinė informacija visos susijus, tiek analizė, tiek ir išvados. Anot Naujokaičio, vienintelis šio tyrimo tikslas ateityje užkirsti kelią avarijoms ir incidentams, o ne nustatyti, kas kaltas ar atsakingas. Ir saugos tyrimas visiškai nepriklausomas nuo bet kokio ikiteisminio ar administracinio proceso, kuriuo siekiama nustatyti, kas kaltas ar atsakingas, tai nesusiję ir neturi poveikio. Trečiadienį sustabdžius Vilniaus oro uosto veiklą dėl nuo tako nuriedėjusio Lenkijos oro linijų orlaivio iš viso buvo atšaukti 28 skrydžiai. Incidentas paveikė beveik 7000 keleivių keliones. Švietimo ministerijos siūlymų vyriausybė nustatė naują bazinį arba A1 lietuvių kalbos mokėjimo lygį, kurį nuo kitų metų turės atitikti aptarnavimo srityje dirbantis užsieniečiai. Pagal tvarkos aprašą bazinių lygių kalbą suprantantis žmogus geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindinės frazes, prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi ir atsakyti į tokius pat klausimus. Taip pat tokio lygio žinias turintis žmogus turėtų sugebėti susikalbėti, jei tik pašnekovas kalba lėtai ir aiškiai, be to trumpai ir paprastai parašyti neoficialų raštelį ir rašyti asmens duomenis anketoje, pavyzdžiui, vardą, pavardę, pilietybę ir adresą. Naujas bazinio lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimas bus taikomas užsieniečiams, kurie parduoda prekes ar teikia paslaugas. Jis bus taikomas 2 metus nuo jų gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje. Po 2 metų gyvenimo Lietuvoje iš jų bus reikalaujama kalbą mokėti aukštesnių A2 lygių. Apytikslių ministerijos skaičiavimų pakeitimai galimai būtų aktualūs beveik 100 000 asmenų. Šiuo metu galiojančiame apraše įtvirtintos 3 valstybinės kalbos kategorijos, atitinkančios lietuvių kalbos mokėjimo A2, B1 ir B2 lygius. Nauji reikalavimai įsigalios sausio 1. Gera žinia gyventojams. Energetikos ministerija iki kitų metų sausio 30-osios pratęsė kvietimą gyventojams gauti paramą saulės elektrinėms, statomoms kartu su elektros kaupikliu. Jis skirtas gyventojams norintiems įsirengti bent 5 kW galios saulės elektrinį ir bent 10 kWh talpos kaupiklį su nedidesnė kaip 1 kW leistina galia. Bendra parama vienam pareiškėjui sieks 5012 €, jei išlaidos patirtos nuo rugsėjo 1 dienos. Anot ministerijos per mėnesį nuo kvietimo pradžios gyventojų paprašė 3,2 milijonų eurų paramos, o priemoniai numatyta 5,3 milijonų eurų. Kvietimo terminas gali baigtis anksčiau, jei neliks kvietimui skirtų lėšų. Kvietime taikomas vieno etapo principas, nereikia paramos rezervuoti iš anksto, o prašymai ir dokumentai priimami po to, kai gyventojas įsirengs saulės elektrinę ir kaupimo įrenginį. Ministerija rugsėjį skelbė, jog paramą galės pasinaudoti apie 1000 namų ūkių, o ateityje būtų ieškoma papildomų galimybių ją tęsti. Paramą administruoja aplinkos projektų valdymo agentūra. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai Klaipėdos jūrų uosto poste sulaikė apie 1000 dėžių kontrabandinių cigarečių, kurių vertė siekia net 2 600 000 eurų. Cigaretės aptiktos iš Tailando atplukdytame jūrinėme konteineryje. Trečiadienį Klaipėdoje ir jos apylinkėse vykdytų kratų metu pareigūnai dėl šios kontrabandos gabenimo sulaikė 3 įtariamuosius. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Iš Tailando atplukdytame jūrinėme konteineryje turėjo būti beveik 1500 oro filtrų siunta. Ji buvo skirta išgabenimui į Lenkiją. Toks krovinio maršrutas sukėlė rimtų įtarimų muitinės kriminalinės tarnybos analitikams. Detalios fizinės patikros metu paaiškėjo, kad deklaruotos prekės tai yra priedanga didžiuliai cigarečių kontrabandai.
Rūkalai buvo paslėpti filtrų viduje, tad pareigūnams dar teks atlikti daug darbo išardant visus metalinius karkasus. Preliminariais vertinimais konteineryje rasta 539 000 pakelių rūkalų Capri Menthol Super Slims be banderolių. Šiemet muitinės kriminalistai jau sulaikė ne vieną stambią rūkalų kontrabandos siuntą, atgabentą naujaisiais maršrutais, daugiausia iš Jungtinių Arabų Emiratų. Kauno centrinio pašto pastatą prieš jame įsikuriant Nacionaliniam architektūros institutui už beveik 10 milijonų eurų rekonstruos bendrovė Ekstra statyba. Kaip pranešė Kultūros infrastruktūros centras, ketvirtadienį jis su minėta bendrovė pasirašė daugiau nei 9 milijonų 900 tūkstančių eurų vertės statybos ir tvarkybos darbų sutartį. Ekstra statyba laimėjo centro rugsėjį paskelbtą tarptautinio pirkimo konkursą. Planuojama, kad darbai pašto rūmuose prasidės kitų metų pradžioje ir truks iki 2027 birželio. Šio projekto tikslas yra atgaivinti reikšmingiausių laikomą tarpukario modernizmo pastatą Lietuvoje, atkuriant ir jį pritaikant Nacionalinio architektūros instituto veiklai. Neabejojama, kad atsinaujinęs istorinis pastatas ir toliau puoš Laisvės alėją, bus populiari kauniečių ir miesto svečių lankytina vieta. Atliekant darbus, pietinis pastato korpusas bus rekonstruotas į parodų, edukacijų, konferencijų ir fondų saugojimo erdves. Šiaurinėme korpuse bus stabilizuojama fasadų būklė, atstatomos sovietmečių pažeistos dalis. Pastato kieme bus šalinama orinė šilumos trasa, griaunami menkaverčiai ūkiniai pastatai, įrengiami inžineriniai tinklai. Taip pat numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, pritaikyti rūmus judėjimo negalią turintiems žmonėms. Rekonstravus Kauno centrinio pašto rūmus, juose 2027 pabaigoje arba 2028 pradžioje įsikurs Nacionalinis architektūros institutas. Bendra Kauno centrinio pašto pastato atnaujinimo projekto ir rangos darbų vertė siekia apie 16,5 milijono eurų. Rekonstrukcija finansuojama europinėmis lėšomis. Laisvės alėjoje esantį istorinį pastatą iš bendrovės Lietuvos paštas valstybė 2022 išpirko už beveik 4 milijonus eurų. Centrinio pašto rūmai atidaryti 1932 metais, juos kūrė architektas Feliksas Vizbaras. Pastatas laikomas išskirtinės istorinės ir kultūrinės vertės paveldo objektu, reprezentuojančių Kauno modernizmo architektūrą. Pastatas kartu su Kauno modernizmo architektūros ansambliu pernai įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Penktadienį vietomis silpni krituliai, plikledis, naktį kai kur lijundra, rūkas. Vėjas naktį vakarų pietvakarių, dieną pietvakarių pietų 6–11 pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–2 šilumos. Dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Rygoje debesuota, vakare gali palyti, termometrų stulpeliai rodys nuo 2 šalčio iki 2 šilumos. Lietus Taline, čia nuo 2 iki 6 šilumos. Varšuvoje naktį rūkas, vėliau mažai debesuota, oro temperatūra naktį iki 4 šalčio, dieną apie 1 šilumos, Kyjive debesuota, naktį apie 2, dieną šils iki 4 laipsnių.